Ožiam perki kaklai, orės žuvį gaudo 3 lokiai. Projekto 2 minutės šlovės scenoje pirmą kartą pasirodęs vaikų kolektyvas Hei Saulės įkūnijo egzotiškų pasaulio kultūrų atstovus. Iki greito lėkiu. 37 žmonėms šis tautų antplūdis patiko ir taip užkrėtė, kad japoniškai kalbėti pradėjo net komisija. Ačiū. Vaikučiai mano, jūs šaunuoliai esat. Jūs ir šokot, ir dainavot, ir davėt mums gerą nuotaiką. Ačiū jums. Pažiūrėkit, kokia Japonija. Jinai dar vaidmenį visą. Pažiūrėkit. Jūs dabar jau stipriai mus nustebinot. Kas bus toliau? Man labai patiko. Labai patiko! Pasakysiu tik tai tiek. Patiko. Aišku, kad patiko, labai šilta, faina. Ir vienas iš tų atvejų, kai vaikai nėra banalu. Ačiū Jums. Patinka. 4 patinka iš publikos. Absoliutus komisijos palaiminimas ir šį vakarą Hei Saulės dar kartą bandys pavergti komisijos ir jūsų žiūrovai širdis. Žinot, kas yra parakas? Jo, tai. Tai, kas eina Algio Ramanauskui iš ausų, kada jam labai patinka. Tai padarykite taip, kad taip ir vyktų jūsų scena. Kai šie vaikai pasirodo, nušvinta visa salė. Pasitikite, Hei Saulės iš Vilniaus. Primenu, kad balsavimui turite tik 2 minutės. Tai buvo Hei Saulės pirmasis pasirodymas šiame pusfinalyje. Beje, girdėjau šios grupės vadovės paskutinius žodžius prieš einant mergaitėm į sceną. Sakė, kad išeitumėt ir žaibas iš užpakalio trenktų. Įdomu, ar žaibas trenkė mūsų komisijai į kitas vietas? Paklauskime Algio.